Noriu pradėti šitą mūsų Švento Andriejaus dieną. Užsidegdami šitą žvakę. O šitos žvakės tų neįgalių žmonių padarytos. Jie ten užsiima visokiais darbeliais ir piešia, ir žvakes daro, ir vokus paišo, ir batiką, ir audžia, kas ką gali. Kai kas gali įsiūti sagą, tai įsiūna tik sagą. Žodžiu, ir yra surenkama iš Bosko bažnyčios vaškas sudegusių žvakių. Jie nudažo jį ir tada tokie, žodžiu, yra krosnelės, indeliai tokie metaliniai ir lieja naujas žvakes. Tai šita žvakė yra šventinta, šiandien yra pirmoji Advento diena, Švento Andriejaus diena. Tai va, čia Juknaitė ir literatūra. Paskui paaiškinsiu, kodėl tai pradedu. Ir dabar galiu atsisėjus, bus gal drąsiau, ne taip drebės kojos. Kai aš peržvelgiau jūsų klausimus, jie yra ir panašus, ir labai skirtingi, ir labai gilūs, ir labai esminiai. Čia yra toks klausimas. Artimai bendravote su Jurga Ivanauskaitė, koks tai buvo žmogus jūsų akimis? Oi, gal dar trupučiuką atsisėsti. Noriu labai trumpai, keliais sakiniais tai pasakyti ir negaliu suformuluoti. Žmogus labai nuoširdžiai, labai azartiškai, tiesiog desperatiškai, galima sakyti, ieškojęs pats savęs, ieškojęs Dievo ir tam tikrą prasme gyvenimo prasmės. Na, kad jautrumas, kad ten institutas dailės baigtas, kad visokių gabumų turėjo, čia tie dalykai egzistuoja, bet egzistuoja vienas dalykas - astma nuo vaikystės ir tas baisumas uždusti vaikui. Nors sako, vaikai mažiau bijo, jie nežino, kad jie gali uždusti ir nebijo astmos, bet Jurga sakė, kad jinai visą laiką mažai jau bijodavo uždusti. Ir kitas dalykas, jos tėvas buvo dailininkas, scenografas, nepaprastai talentingas Peterburge gyvenantis. Ir tėvai išsiskyrė, bijau dabar pasakyti, 2 metai gal buvo Jurgai, iki 4 maksimum. Ir tėvas su jie nepalaikė visiškai jokio ryšio. Kai baigė mokyklą, jau turbūt baigdama, 8 ar 9 klasiai, 8 tai čia paauglystė, tam tragiškam laikė, kai žmogui reikia artimųjų, reikia kaip gydymo, sakytum, artimųjų paramos. Nuvažiavo pas į Peterburgą, nuėjo į teatrą, pasakė, kad jinai jo dukra ir jis su jie nebendravo. Tai va tas dievoiška buvo sąlygota tos tuštumos begalinės ir atramos. Aš nežinau, kaip kiekvienas mūsų pasijustume, kai nuvažiuoja pas savo tėvą, kuris yra talentingas menininkas, dailininkas, išprūsęs žmogus ir kuris nebendrauja su žmogus. Atvažiuotų paprastas žmogus ir tai su juo bendrautum juk. Iš Lietuvos ar iš kur. Ir kai jau jinai sirgo, tos paskutinius metus mes buvom labai arti vienai. Tiesiog dėl tos paprastos priežasties, kadangi mano vaikas 11 metų sirgo ir aš įpratus buvo ekstremalioj situacijai bendrauti su žmogumi. Laikytis ramiai, tada, kai jau kritinis momentas, nepanikuoti. Ir jinai sako, aš jam parašysiu laišką, tu kaltas, kad aš taip anksti mirštu. Buvo etapas vienas, paskui tie visi, tas ėjimas per aštrius deimantus, jis kito, tos ligos metu labai didelis virsmas jo įvyko, labai didelė ramybė atsivėrė, labai didelis pasitikėjimas, net aukštesnė jėga ar ką. Ir susitaikymas su savim, pačia pagaliau susitaikymas su tėvu,
Jinai jam parašė laišką, dabar jau neatsimenu, ką jinai rašė ir atsakymo negavo. Tai čia buvo tie dalykai, apie kuriuos mes kalbame šitą visą paskaitą, kurie yra už popierių krūvos, už daugybės knygų, už visokius piešinių. Yra gyvas žmogaus gyvenimas, kuris mums vienintelis ir kiekvienam duotas savo visiškai. Ir iš to kylantis skausmas, ir iš to kylantis ieškojimai, ir iš to kylantis visi dalykai. Ir aš šiandien, kadangi pradėsim to, ko baigiam, yra Advento pradžia. Kadangi mes neseniai buvom su studentais pas ją bute, aš atsinešiau dabar į auditoriją, kadangi ta žvakė, prisimenat, kuo jinai ypatinga, jinai absoliučiai unikali yra. Aš atsinešiau į auditoriją tai, kuo norėčiau užbaigti mūsų pokalbį. Tie, kurie buvo susitikime, tai matė. Dabar 2 metai prieš mirtį, 2 metai prieš mirtį, jinai sukūrė tokį, kaip čia pasakius, nežinau, kaip jis vadinasi, instaliacija tokia gal vadinasi, nežinau, kaip vadinasi, angelo rūbas, marškinius, paprastus baltus marškinius su labai ilgom rankovėm iki pat galo. Ir visi tie marškiniai buvo išrašyti maldelėm. Ir tokia staltiesėlė, kurią aš toj parodysiu, kuri vadinasi Staltiesė angelų puotai. Ir prieš mirtį, prieš paskutinės kalėdas, jinai man atsiuntė tą staltiesėlę dovanų. Tai buvo paskutinioji jos dovana, didžiausia dovana, kokią esu gyvenime turbūt gavusi. Ir kitai draugiai, taip pat dailininkiai Kaune, tą angelo rūbą. Ir aš paskaičiau, net neperskaičiau visų tų tekstų iki galo, kurie iki šiol yra pasirašyti tam tos staltiesėliai. O ta kita jos draugė nurašė į kompiuterių visas tas eilutes. Ir tas angelo rūbo maldos buvo išleistos šitą knygelę, Jurga. Sigutė Chlebinskaitė yra dailininkė. Jinai kiekvieną tą mažą maldelę iškėlė į atskirą puslapį. Ir ta knyga jau išėjo tada, kai jinai Jurga buvo mirus, po metų turbūt po mirties. Bet dar noriu pakartoti, kad tai tekstai buvo parašyti 2 metai prieš mirtį, kai jinai sirgo, bet dar nežinojo, ko serga. Skausmus jau jautė, bet kad susiklostys taip gyvenimas, kur 12 per metus 8 sunkios operacijos, beveik kas mėnesį siaubingos operacijos. Ir tie tekstai išpildo visą, kas įvyks. Tai tuoj aš parodysiu tą staltiesėlę. Va yra tokia. Čia mandalos forma. Tibetietiškos mandalos iš smėlio pilamos, tais trikampiais toks ratas. Ir aš norėčiau, kad peršystumėm tą knygelę. Vis tiek prasideda Adventas, mūsų gyvenimas nesibaigia. Gal bent po vieną per suolą iš suolo paskaityti pamaldelį nusiųstumėm, taip ir atsiųstumėt knygelę. Tai kas nori daugiau gali skaityti čia. Nes Jurga buvo absoliučiai ypatingas žmogus. Absoliučiai ypatingos drąsos. Mes antrakursiais taip darėm, kai skaitėm apie Jurgą. Angelė sarge, paguosk mane juodžiausiamis gyvenimo valandomis, kai viskas krenta iš rankų, kai nieko nebesinori, kai gyvenimas primena kapo duobę, kai nebėra jokių prošvaisčių, kai tunelio gale nebešviečia joks žiburėlis, kai užgęsta visos žvaigždės. Angelė.
Angelė sarge, saugok visus mūsų giminės mirusiuosius, tai jiems būna smagu, šviesu ir lengva Dievo karalystėje, ir te būna lemta mums gražiai susitikti. Arkangelė Rapolai, gydyk visus ligonius, padėk sužeistiesiems karuose, vaikams, žaidusiems minų lauke, kankiniams ir bepročiams. Angelė sarge, paguosk mane juodžiausiomis gyvenimo valandomis, kai viskas krenta iš rankų, kai nieko nebesinori, kai gyvenimas primena, ką paduoda, kai nebėra jokių troškaiščių, kai tunelio gale nebešviečia joks žiburėlis, kai išgęsta visos žvaigždės angelė. Angelė sarge, ačiū tau už kantrybę, kad iki šiol pakenti mano vaikiškus kaprizus, mano įnorius, mano paklydimus, mano dėkingumą ir abejingumą. Ačiū tau, kad su manimi pasilieki ir kas būtų, Angelė sarge, ačiū tau už viską. Angelė sarge, priimk mano žmogišką padėką. Kaip moku, taip dėkoju. Angelė, kaip moku, taip dėkoju, o tu mane laimink. Laimink ir neapleisk. Angelė, laimink. Ačiū tau, Angelė. Mano angelė sarge, meldžiuosi tau ir tavęs prašau, ateik į mano sapnus ir nutviesk juos savo vaiske šviesa, ta pačia, kurią regėsiu mirdama. Angelė sarge, išmokyk mane miegančią deramai numirti ir nebijoti mirties, kai iš miegų pabundu. Angelė sarge, skrisk man virš galvos, kai einu gatve, kai man gresia nelaimė, skrisk man virš galvos, kai pametu kelią. Angelė, angelė, skrisk plasnok, tegu tavo sparnai šviečia kaip šiaurės pašvaistė, tegu toje šviesoje aš būsiu laiminga, kaip vaikas. Amen. Ačiū, vaikai.